Šitų kėdžių užkliūnį, žinai. Sveikas. Kaip tu laikais. Sveikas ir tau. Sveiki. Tai vat mes kaip ir tokie regbio entuziastai norime šiek tiek padiskutuoti ir pristatyti jum apie būtent artėjantį vieną iš žiūrimiausių regbio renginių ir apskritai nesu tikras ar sporto, bet regbio tai tikrai ir padiskutuoti apie tą artėjantį turnyrą. Tai vyrai, ką manot apie artėjantį turnyrą ir apskritai apie šias nacijas, ką žinote, ar galite gal kažką daugiau papasakoti? Tai iš tikrųjų tai laukiam, tikrai labai laukiam ir manau, kad šiais metais šios nacijas gali būti truputį ir galbūt kažkiek nenuspėjamos. Labai laukiat. Ypatingai apačioj, ne tai, kad kas laimės, bet kas gaus, kas užims paskutinę vietą. Gal net iš tos pusės įdomiau. O šiaip, nežinau, nuo pat regbio pradžios, asmeniškai nuo mano regbio pradžios, tai šešios nacijos buvo tas toks renginys, kur kiekvieną žiemą lauki ir, sakant, su komandos draugais Taip, nes bandai susirasti galimybę žiūrėti, nes prieš 10-15 metų būdavo sunkiau negu dabar. Tai Jo, netgi iš tikrųjų paantrinsiu, nes būdavo ir netgi per Top Sportą, kad būdavo rodo per teliką, tai toks būdavo, kad, retai pavykdavo dar pamatyti, kažką va ten per, nežinau, per tą teliką iš regbio pusės, o būdavo per Sportviną transliuodavo, tai būdavo taip žiauriai faina. Egzotika, tai... visiškai egzotika. Jo, bet iš tikrųjų, šešios nacijos, kiek mes esame irgi gal šnekėję seniau, kad jos nebuvo iškart, kad šešios. Buvo iš pradžių lyg ir keturios, tai ten Britų salyne ir po to dasijungė dar dvi komandos, tai ar teko kažką pasigilinti apie jas? Tikriausiai, kas regbio bendruomenė, tai viskas aišku yra, bet kadangi norėtume įtraukti ir daugiau žmonių, supažininti su šia sporto šaka ir ypatingai šiuo turnyru, tai galim truputėlį įžangą padaryti, kad iš pradžių su pirma buvo tik 4 komandos, tai visų Britų salynas, tai Anglija, Škotija, Velsas ir Airiai. Ir tik po to prisijungė kitos komandos, tai 5 komanda prisijungus buvo prancūzai ir tik paskutinė komanda 2000 metais prisijungus buvo italai. Ir tada, o žinau, dėl ko prisijungė, ar ne? Tada patapo šešios nacijos. O dėl ko prisijungė, nežinau? Aš fakto pačio nežinau, bet tikriausiai labai panaši situacija kaip ir dabar su Sakartvelu, kurie gal neberanda tiek konkurencijos apačioje ir juos priėmė aukštesnį lygį. Tikriausiai labai įdomu ir tarp kitko dabar 25 metai, kai jau šitas turnyras yra patapęs šešiom nacijom, tai ta proga galima padaryti šitą rubriką. Ir patys italai, jiem ypatingas dėl būtent 25 metai, jie kaip žaidžia šiose nacijose, jie labai dažnai buvo pačiam gale. Ir tik pernai pavyko iškovoti 2 pergalės iš eilės. Vienam turnyre 2 pergalės ir lygiasias iškovo prieš prancūzus. Tai buvo visiškas wow. Įdomu, ar italai atsineš tą pačią energiją toliau, kaip čia viskas vyks šiais metais. Taip, tai iš tikrųjų, tai aš nežinau, kiek jūs irgi žiūrėjote apie italus, aš šiek tiek skaičiau ir antraštės ir viską, bet labai praeitų metų viena iš nepastoviausių komandų italai, nes įmant World Cup'e, jie 2023 metais regbio pasaulio čempionate, jie ten gavo nuo Zelandų gavo 80 taškų, kai tuo tarp po metų jie sužaidė vienas geriausių rungtynių ir ten pralaimėjo vos keliais taškais. Tai jiems gal ir gerai būti nepastoviems, nes jie buvo labai pastovūs, 20 metų gaudavo medinį aukštą. Tikriausiai taip, bet tas, ką noriu pasakyti, kad tu sužaidži su tokia komanda didžiulių taškų skirtumų ir po to sugebi kažkas įvyksta per metus ir tu netgi eini laimėti prieš komandą. Tai tas įdomus toks... Buvom su Domantu pasirungtynėse Lyone, Prancūzija, Italija, baigėsi berods 60 kelių taškų skirtumų ir tada net ne po metų laiko. Taip. Viskas vyko spalio mėnesį ir paskui vasarį jie sužaidžia lygiosiams su prancūzais vėl Prancūzijoje. Tai labai įdomu tikrai, kad nieks nesitikėjo visiškai iš tavo tokių.
Tai čia bus labai labai įdomu. Paulius girdėjau paruošęs ten kažkokių klausimų, gal, Turiu kelis. gal prieitume. Galim Pasitikrinti. prieiti prie to. Tai pats paprasčiausias, aišku, klausimas, tai kuri komanda pernai laimėjo? Airiai. Taip, airiai sieks pirmą kartą iškovoti 3 iš eilės titulus. Bet laimėjo ką? Grand Slamą? Ne, paprastai laimėjo. Ai, paprastai, Nes, taip. ir viena įdomiausių tų dalykų, kad keičiasi treneris airių. Keičiasi dėl to, nes British Irish Alliance turą paima Jo. Andy Farrell. Ir Jo, tas, bet jis nėra, kad jisai atsistatydintų, jisai tiesiog, jisai kaip šiek tiek laikinai perleidžia. Man taip ir skaitosi, kad laikinai perleidžia. perleidžia, bet jis, kaip supratau, nedalyvaus pačios. Pačios rungtynėse ne, bet šiaip ekspertai šneka, kad jisai labai toli nenueis nuo to, nes labai daug iš tikrųjų, kaip sakant, tikisi iš Airijos, nes nepasisekė iš tikrųjų pasaulio čempionatas, bet paskutiniai 2 metai rodo, kad jie top net neskaičiu, kad 3, o top 2 komanda. Tai iš tikrųjų labai sako, kad jis toli nenueis ir bus, kaip sakant, labai arti su tuo einamuoju treneriu Simonu. Tai įdomu bus pažiūrėti, kaip jiems seksis tą išlaikyti. Kadangi čia apie airius kalbam, tai aš ekspromtų klausimėlį jums. Kalbam, kad airiai bandys pasiekti 3 titulų seriją iš eilės. Kaip manot, kuri komanda yra laimėjus daugiausiai medinių šaukštų? Tai komanda, kuri žinoma paskutinę vietą. Per visą yra ne tik 6 nacijų, bet per visą šito turnyro istoriją. Aš manau, kad italai. Aš balsuoju už škotus. Visgi airiai, tai Visgi airiai, o... labai įdomu, kad kažkada buvo komanda, kuri, aišku, tas buvo labai seniai, bet dar italai jų neplenkė. Tai... Aplenks. Gerai, tai prie to pačio tada, kas yra visų laikų 6 nacijų taškų rekordininkas? Pagal visus pelnytus taškus. Ir čia bus spardytojas, tai čia Sextonas, spėčiau. Arba O'Gara. Domant? Arba O'Gara, arba Sextonas, spėčiau. Ką tu manai? Žinau, Shane Williams. Tai Sextonas, jis beje pagerino tik pernai metais. Pabaigė, Jo. žaidė berods prieš, nežinau tiksliai prieš ką žaidė, bet antros varžybos nuo galo buvo jam. Jis pagerino turnyro rekordą ir šiais metais savo nebepamatysim. Bet Sextonas prisijungė prie trenerių komandos. Tai va, pamatysim kaip Tai labiau, bet kaip žaidėjo jau nebe. Ir tas gana įdomu, nes vėl airiai labai daug, pats Sextonas nešė daug svorio ant tų savo pečių, kaip spardytojas, visą laiką labai ramiai suspardydavo visus papildomus taškus ir matysim, kaip toliau eisis jiems be... Tai kiek taškų pelnė įdomu? Kiek taškų, aš ir norėjau paklausti. Kiek įdomu, reikia pažiūrėti. Bet šiaip dar įdomus toks irgi apie airius, visi labai, kaip sakant, reitingavo ir patys Sextoną ir labai bijojo, kas bus, kai bus be jo. Tai nežinau, kiek seka tą visą Premiership, regbį ir Europos Championshipą, tai labai atsiradę yra ypatingai 10 numeris, kaip sakant, to jau playmakerio pozicijoje, tai va tas vadinamas strategas, tai Sam Pendergast, jisai visai nesenai, tai prieš kokius taip gal ypatingai tą rudens laikotarpį Autumn Internationals, tai jisai visiškai ten žibėjo ir dabar jau tokia kaip airiam, nežinau, kaip atgaiva, nes viskas buvo kaip ir paremta ant Sextono ir tas naujas žaidėjas, kuris dabar jau veržėsi dėl būtent tų pirmų rungtynių su anglais, ar jisai įsistarta, tai labai įdomu bus pažiūrėti, nes visiškai atrodo, kad toks Johnny Sextono ir Finn Russello toks mišinys, tai labai įdomu bus pamatyti, kokį pasirinkimą pasirinks anglų treneriai, būtent 10 numerio poziciją, tai nežinau. Dar pristatysiu, jis jau pernai nebežaidė Sextonas, jau pernai buvo baigęs karjerą, jis sužaidė World Cupą ir baigęs, 6 nacijų nebežaidė jau, tai jis pagerino prieš 2 metus rekordą ir jis pelnė 566 taškus. Iš viso, o tavo prieš tai minėtas Ronan O'Gara 557, tai 9 taškais aplenkė
Man dabar truputį gėja, nes aš sakiau Shane Williams, o Shane Williams buvo ten top try scoreris. Top try scoreris, jo. Iškai skiriasi. Yra. Irgi gal ne pirmą vietą buvo jo, bet... Bet štai. galim tą irgi aptarti, kas yra top try scoreris. Daugiausiai žeminių. Aš esu tą žiūrėjęs, tai bus O'Driscoll, man. Jeigu neklyst. Brian O'Driscoll. Būčiau linkęs. Airis. Būčiau irgi gal sakęs koks vienas iš kraštų arba. Bet jeigu Domantas yra skaitęs, tai tikriausiai. Ja, tai Domantas tai teisus Jo. Brian O'Driscoll. Brian O'Driscoll. 26 žeminimai. Už Airiją irgi. Šiaip, taip kaip, 26 atrodo ne visai taip daug, ne, bet Jo, iš bet- tikrųjų per visą bet- istoriją, bet... Bet kai žaidė tik tai 5. 5 per metus. Kaip per renkės per varžybas, taip, labai daug. Ir paskutinis iš rekordų, kaip manot, gal pradžio lengvesnį, kas daugiausiai yra, kokios šalies atstovas yra daugiausiai sužaidęs rungtynių. Velso, Alvin Jonesas. Velsas. Aš irgi man Alvin Jonesas. Jis antroje vietoje. O, geras. Johnny Sextonas, Airija. Sextonas, nėra. Trejetukė nėra. Trečias yra tas pats minėtas Ar jis yra italas? Brian O'Driscoll. Ar jis yra italas? Taip, jis yra italas. Tai bus Parise. Jo, Nice. Sergio Parise 69 kartai, startai, ne startai gal tiksliau bendrai vadinami O žinot, kaip Parisas, apsai angliškai. žinot, kaip jo karjerą baigęs? International. Jie turėjo žaisti, jeigu aš O. neklystu, jie turėjo žaisti Japonijai su New Zealand. Taip, su Zelandais yra atėjo tas. Ir dėl taifūnas. taifūno atšaukė Taip. rungtynės ir jo paskutinės rungtynės, potencialiai paskutinės buvo. Turėjo tiesiog būti su atšaukta. Zelandais. Jau. O nebuvo paskelbta, kad lygiosios. Ne, Ne? užskaitė pergalę kažkaip Pergalę Zelandam. Dėl reitingo ar kažkaip tiksliai nežinau dėl ko. Gerai, ir dar keli klausimai. Važiuojam. Tai čia, kuri komanda pasiekė daugiausiai titulų ir laimėjo daugiausiai kartų yra šešis nacijas. Anglai? Aš sakau anglai. Taip, anglai turi 29 titulus, Mhm. o prancūzai turi 27. Mhm. Čia apie Grand Slamą gal neįsiplečiam dabar, Jo. bet galime paminėti, kad Velsas turi daugiausiai Grand Slam. Jo, buvo jų tas momentas, kurie ten irgi 2 iš eilės ar 3 buvo Jo. paėmę, tai čia prieš visai nesnai, koks 5 metus jaučiu. Yra buvę. Kažkas- Kur čia ta nesenai buvo, ten Velso, Jo. Velso era, ten ta. Jo, geriausia. Jo. Domanto džiaugsmų. Ir paskutinė gal. Nu tai ir kuri komanda niekada nelaimėjo šešių nacijų turnyrų. Kurie siekia dar vis. Italai, jo. Bus Jo, italai. tą aptarėm. Tai italai niekada O nelaimėjo. škotai jie yra laimėję Grand Slamą, pavyzdžiui. Šito nežinau. Tikriausiai ne, bet kad Tikriausiai gal- šešias nacijas, Kad jau, tik- taip, šešias yra nacijas tikrai laimėjo. laimėję. Jo. Gerai, tai toliau gal einam prie apie favoritus. Ne apie favoritus tiksliau, apie ką palaikom šį turnyrą. Ar visą laiką ką palaikom, ką labiau savo mėgstamiausias komandas. Tai, nežinau, iš tikrųjų, tas komandos visos turi savo žavesio ir varijuodavo. Gal iš pradžių tikrai prancūzus palaikydavau, patikdavo ir airiai, bet vis tiek taip. Kažkaip nuo pat pradžių likę yra Velsas Mhm. ir kaip be būtų kas, palaikau Velsą. Dabar Dabar, kiek ten tų medinių dabar šaukštų. tas nėra lengva, nes iš paskutiniųjų tarptautinių rungtynių jie turi 12 pralaimėjimų. Tai paskutinė pergalė tarptautinė buvo prieš Sakartvelo rinktinę 23 metais, tai pusantrų metų. Įdomus Tai- faktas, kad 24-ais jie nėra laimėję nei rungtynių. Tarp kitko yra, bet jie laimėjo prieš Barbarians, Tai neskaito kaip tas mačas, ar? bet tai nėra international. Nėra international. Ir prieš jie žaidė su Reds klubu, kai buvo turė Australiją, jeigu neklystu. Jo. Tai 2 pergalės iš 14 paskutinių yra, bet tai nėra prieš tarptautinę komandą, prieš rinktinę. O paskutinės 12 rungtynių prieš kitas rinktinės buvo pralaimėtos. Tikrai realu, kad bus ir
paskutinė 17 pralaimėtas, bet tikiuosi, kad taip nebus. Kodėl sakau realu, nes iš tikrųjų potencialiai silpnesnės komandos Škotija ir Italija bus žaidžiamos išvykoje, o namie žais prieš stipresnės komandas, prieš Anglus ir Airius, jeigu neklystu. Tai... Prancūzus. Ką? Airius, Anglus ir Prancūzus. Išvyko. Namuose. Prancūzai namuose? Prancūzai išvyko. Išvyko prancūzai. Penktadienis Paryžius. Stipriausia atmosfera Europoje tikriausiai. Tai ką noriu pasakyti, kad 3 išvykos, ir bus sunku tą pergalę pasiekti, bet tikrai tikiu, kad bent viena bus. Bet šiaip Velsas, ją palaikau. Įdomių tokių momentų yra, kad jie pasikeitė savo legendinį žaidėją Adam Jones dirbti su grumtynėm. Tai manau, šiokių tokių bus šiokio tokio pagerėjimo tenais. Taip pat grįžo Faletau, tai vienas iš veteranų tokių, irgi vienas geresnių žaidėjų su labai didelė patirtim. Tai irgi galbūt įneš kažkokių naujų vėjų ir jauniems žaidėjams duos pamokų. 10 numerio pozicijų, man atrodo, jie biškelį... 10 gali būti, kad žaidėjas, kuris neturi nei vieno kepso. Turime nei vieno tarptautinių rungtynių patirties. Jo, aš skaičiau, kad ketvirtas pasirinkimas visoje Velso rinktiniai. Tai... Dar nėra sudėties, bet potencialiai gali būti, ir bus. Ar čia pranašumas ar trūkumas, matysim penktadienį. Taip. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad ir kaip tas periodas buvo sunkus, ypatingai rudenį, kur pralaimėta buvo visiems iš eilės, bet tų jaunų žaidėjų apšaudimas, aš manau, duos tam tikrų dividendų šitam turnyrą ir galbūt jau jie bus labiau susižaidę su ta įnešta patirtim, Faletau, Adam Jones. Aš manau, kad galbūt jie turės šiek tiek tokių... Jo, o nemanai, jeigu nepasisekus Velsui, nes jau dabar kyla tokių kalbų ir dėl viso rinktinės... Warren Gatland? Jo, dėl trenerio. Tai, kad ir koks jis geras treneris bebūtų, kad ir kiek jis bestatytų tą komandą, bet tikriausiai turėti 17 pralaimėjimų jau vien psichologiškai jau nebeįmanoma dirbti normaliai. Tikriausiai. Kad ir visi mes suprantam, kokia situacija, bet tai, kaip sakant, lieku su Velsu ir manau, kad šiais metais jie neliks paskutiniai. Tai aš favoritais savo laiku Airius. Aš tik noriu paminėti. Velsas yra mano mėgstamiausia komanda. Aš nesakau, kad jie favoritai. Favoritai nueisim po to, dabar visa mėgstamiausia komanda. Mėgstamiausia, aš taip irgi gal sakyčiau, kadangi varijuoja, karts, gal nesakyčiau kasmet, bet seniau palaikydavau prancūzus, bet kažkaip per paskutiniai metai pradėjau prajausti Airius. Tikriausiai dėl septyniukės, regbio 7, nes kažkaip labai juos stebėjau, labai man patiko, jie kaip europiečiai iš tikrųjų labai gerai žaisdavo ir buvo per plauką nuo visos pasaulio serijos laimėjimo, bet ne apie tai, tai kažkaip prajaučiau Airius ir laikau juos favoritais, tai... Taip? Airiai? Okay. Aš prancūzus. Man būtent tą sezoną, kai treneris nusprendė pakeisti visą komandą į jaunus žaidėjus, dėl to nes buvo įsivėlę kažkas, mes čia nenorim to daryti, mes nenorim ano daryti, pakeitė visą komandą ir paliko tik kelius veteranus. Ir tą sezoną sakė, kad jiem Wooden Spoon medinis šaukštas yra garantuotas šešių nacijose. Ir jie ten per plauką nelaimėjo su šešių nacijų. Aš nuo tada ir juos palaikau, nes man tikrai labai tie jaunatviškas maksimalizmas gal labai... Šiuo metu Velso scenarijus. Pažiūrėsi. Gal tai aš ir mėgstamiausia komanda mano yra prancūzai ir aš juos palaikysiu ir kad... Manau, kad jie laimės. Tai pasidarom spėjimus, kas laimės turnyrą. Tai gal nespėjimus, o tiksliau visą šešitą. Pabandom suspėti. Tai įdomu, tai pradėti. Tik kadangi nuo pačios? Galima nuo pačios. Tai visgi manau, kad paskutiniai bus italai.
Sakai, truputį ir protas, ir širdis, čia taip sakė. Labiau širdis turbūt. Taip, realistiškai žiūrint, sakysiu, kad penktoje vietoje bus Velsas, ketvirtoje vietoje Škotai, trečioje Anglai, antroje Prancūzai, pirmoji Airiai. Taip sakau tik dėl to, nes Airiai žais namie prieš Prancūzus, o tai, kaip be būtų, šioks toks pranašumas yra. Yra tikrai. Taip. Tai tik dėl to, bet aišku, kiekvienose rungtynėse gali įvykti tokių traumų ir panašiai, jie žais, jeigu trečias rungtynės ar ketvirtas, tai čia jau gali visko pasikeitimų tam tikrų būt. O ar Airiai Grand Slamą laimės? Aš manau, kad Grand Slamą. Nelabai matau, kad gali jos nugalėti, nes jie su Anglais irgi žais. Anglai namie, Prancūzai namie, tai čia didelis faktorius. Du didžiausi komandos, kurios gali jos nugalėti, žais namie. Tai taip žiūrint, šviečiasi Grand Slam, bet dar gali būti ir... Gali būti ir Rudens Moon. Kad Velsas iššaus. Gerai, tai tada aš... Pauliu, jo, tu gal tada... Aš visgi manau, kad italai pratęs savo tą netikėtumų žygį ir juos dėsiu visgi į 5. vietą, Velsas bus 6 su mediniu šaukštu, 4 Anglai, 3 Airiai, Škotai 2 ir Prancūzai 1. Įdomi variacija šiaip. Manau, kad nebus Grand Slamo irgi ir bus viskas su bonus pointais spręsis, gal netgi visos tos komandos susikeis. Ir Anglai praloš 2 kartus tikrai, mano manimu, liks 4, o tarp airių, škotų ir prancūzų bus vieną pralaimėjimą visi turės ir prancūzai visgi išsigelbės. Gali būt, aš manau, kad gali, kaip ir sakei, būt, kad pralaimės prieš airius, nežaidžia Vyvoje, tai vis tiek bus ten atmosfera ir viskas, bet kitur susitvarkys ir tas prancūzų Bėrio greitis ir dinamika visa, manau, kad jiem duos daug taškų ir jie su daugiau bonus pointų išeis. Jie prarado vieną žaidėją, ten iš pagrindinių. Prarado tai, bet vis tiek jie ten turi labai daug. Čia apie škotus kalbam? Ne, čia prancūzų. Ai, prancūzai, jo. Tai jo, tai centrų kombinacija ir kraštas, jo. Tai, nes ir nebus pagrindinių centrų, ir fikų nebus, ir taip, bet manau, kad Dantį. Tai, jo, tai mano variacija būtų, aš į 6. vietą stumčiau Velsą. Italai, manyčiau, bus 5, 4 bus Anglai, 3 Škotai, 2 Prancūzai ir 1 Airiai. Tai, jo, kaip ir jau aptariam, kad tas namų pranašumas gal tiek airiam, tiek kam dar čia, tie patys Anglai, man atrodo, su Velsu, ne su Velsu, o su prancūzais namie. Ar ne? Ar ne? Kas? Anglai su prancūzais namie? Anglai namie? Ar... Anglai namie. Jo. Jo, tai, bet aš sakiau Anglai 3. Ne, Anglai 4. 4. Jo, nu tai... 3, 4. Nu, sakykim 4, tai... Nu, čia jau toks labai scenarijus, jeigu viskas jau bus taip labai užtikrintai, bet bonus taškai ir... Jo, tai čia tikrai gali pasikeisti. Jo, manau, kad airiai paims Grand Slamą, po to jau ten kas liks, išsidalins tas vietas. Tai tu Velsą vis tiek nustumi į paskutinę vietą. Velsą nustumiu, nes... Tai tu nori pasakyti, kad jie pralaimės ir škotam, ir italam? Noriu tikėti, nes aš iš italų kažkaip visą laiką tikiuosi to... Kažko tikiuosi, pats nežinau ko, bet tikiuosi. Noriu, kad jie laimėtų kažkaip. Žinant, kad grįžo šiemet pernai vidury turnyro susitrumavęs Kapuzo. Jo, jie turi tą tokį, nežinau, tų jaudinančių žaidėjų, tai Garbysi, Kapoco, jie tokie... Abu Garbysi, ne vienas. Abu Garbysi, jo, tai ta man Kapoco, tai kraštai irgi Montijonė, tai jie tokie labai tikrai įdomu žiūrėti ir aš kažkaip tikiuosi, kad vat, jie tie vat, lyderiai kažkaip kėlins tas komandas ir laimės tas rungtynes. Tai, vat, noriu pasakyti, kad Velsas neiškos nei vienos pergalės? Taip. Aš irgi taip pat manau.
Sunku patikėti, bet, nu. Gerai. Ir gal prieina. Jeigu Velsas neiškoja vienos pergalės, aš darau 1000 atspaudimų per valandą. Jeigu iškovoja bent vieną pergalę. Tai nedarai. Tai nedarai, na. Ne, jūs. Mes po 500 pasidarom. Tu gali daryti, ką nori, bet Paulius tikrai lenda į šaltą vonę. Aš pridedu ledukų ir maišau vandenį. Ne, tai gal aš 2 minutės. Jau aš pats sugalvosiu. Ne. Man tinka. Gerai, tinka. Deal? Gerai. Tai aš kiek 500 darau? Ne. Aš į ledą. Į ledą vonę. Lendi ir tu į ledą vonę. Nu gerai. 2 minutės. Gerai. Jo, tai minutės. čia, nu tai gerai. Gerai, tai ir pabaigai aptariam savaitgalio rungtynės artėjančias. Tai pradedam nuo Prancūzija Velsas. Jo, tai pirmos rungtynės Prancūzija Velsas. Penktadienį, 15. Paryžius. Padeda Frank. Ką šneka regbininkai, kurie yra ten buvę ir žaidę. Sako, vienas sunkiausių atmosferų ir vienas sunkiausių lokacijų ir, kaip sakyti, ir laikas žaisti. Prancūzai, penktadienis, tai Velsui tikrai bus labai sunku. Kaip sakyti, sporto apžvalgininkai pranašauja visišką dominaciją prancūzų ir Velsai nesišviečia nieko gero. Bet galbūt tas 12 pralaimėjimų iš eilės Velsui truputį ir kelia spaudimą, bet truputį ir gali nuimti tą spaudimą, kad ne prieš prancūzus. Kad niekas iš jų nieko nesitikės. Tai aš manau, kad Velsas pasirodys geriau nei visi tikisi. Aš nemanau, kad jie laimės. Bet aš sakyčiau, kad prancūzai tikrai jiems neuždės 40-50 taškų, kaip šneka kai kurie. Bonus taško. Tai aš, jeigu reikėtų spėti šį rezultatą, tai prancūzai laimės 14 taškų skirtumai. Įdomi kombinacija. Aš spėju, kad 29 laimės prancūzai. Daug. Ir bus daug žeminimų. Gal net ir daugiau, manau. Bet aš sakau, kad 29 prancūzų. Aš spėju, kad prancūzai laimės 18 taškų skirtumų. Kažkaip nedrąsiai. Nu, Pirmas rungtynės, toks, žinai. Visgi to Velsu ir tikite kažkiek. Nu, tai jo, tada škotai italai. Škotai italai, jo, tai antrasis rungtynės šeštadienį. Pirmosios rungtynės bus dienos italai škotai žaidžia namie. Irgi labai įdomios rungtynės po to, kai pernai italai laimėjo 31-29 prieš škotus. Italai vėl turi savo sudėtį, kaip ir minėjome prieš tai, brolis Garbisi, Kapuzo, dar keletą turi traumų rungtynėse ir kelis banus net turi, bet tik keliom rungtynėm. Iš kelių rungtynių žaidėjų, o škotai vėl viskas priklausys nuo Fino Russelo ir kaip jo pečiai veiks, nes turi problemų, bet kiek skaičiau, tai Russelas pasiruošė žais rungtynės ir vėl jau kraštai Van der Merwe ir turi naują, nežinau ar žinot, Alex Masibaką, Australijoje gimusi žaidėja, kuris dar nesenai žaidė antroji lygoje, antro vadinamo lygio komandai ir ateina pas škotus ir startuos. Greičiausiai dar nebuvo sudėčių, bet kalba, kad startuos. Bus labai įdomu. Bet manau, škotai irgi gana užtikrintai, kaip ekspertai pranašauja škotų užtikrintą pergalę. Manau, kad škotai laimės 17 taškų skirtumų šias rungtynes. Aš manau, kad škotai laimės 2 taškų skirtumų. Kodėl? Turbūt, kad didelis taškų skirtumas, bet aš pasirinkau, nes, sakau, čia tik mano tokia nuomonė, nes italai, kažko tikiuosi iš italų, tai
kažkaip noris, kad jie pasipriešintų tiem škotom, nes škotai šiaip, tie apžvalgininkai irgi, kad sako, kad škotų sudėtis tikrai bus stipri, nes vienintelis minusas, kas jiem atsitikęs yra, tai jų kapitonas centras iškritęs dėl traumos, bet yra sugrįžtančių daug žaidėjų iš pagrindinės sudėties, tai tas pats Van der Merwe, Darcy Grahamas, kraštas, visiškas ten atakų užbaigėjas. Tai iš tos pusės manau, kad jie laimės, bet manau, kad italai ir tą konkurencingumą jiem ir vis tiek sukurs. Aš visą laiką palaikydavau italus ir norėdavau, kad jie irgi tikėdavo į save. Nugalėtų ir gal pakiltų aukščiau negu 6, yra buvę, kad ir 5 yra likę. Tai norėdavas, kad jie pakiltų, bet kažkaip su jais viena taisyklė, kai iš jų tikiesi kažko, jie niekada nieko nedeliverina. Tikriausiai. Kai nesitiki, jie gali nugalėti prancūzus. Tai šį kartą aš norėčiau iš jų tikėtis, bet aš manau, kad škotai laimės 28 taškais. O, gerai. Stiprau. Ir paskutinis? Tai paskutinė pora, tai turbūt laukiamiausia pirmo turo kova, tai Anglai-Airiai. Gal labiau Airiai-Anglai, nes Airiai žaidžia namuose Dubline. Vėlgi, aš manau, kad Airiai laimės 4 taškų skirtumu. Skirtumas nedidelis, nes apžvalgininkai kalba, tai bus labai atkakli kova, gynybinė kova, nenorės per daug rizikuoti. Plus, nežinom, Airių naujas galimai bus pradedantis 10 numeris, tai atakų tas organizatorius, tai labai daug priklausys nuo jo, nuo jų spardymo žaidimo, tai vėlgi Markusas Smithas patyręs jau, sakykime, 6 nacijų 10 numeris tikrai bus pasiruošęs tą, kaip sakant, anglišką terminą pamečinti tą visą Airių stiprybę, tai manau, kad Airiai laimės 4 taškais. Nepaisant trenerio pasikeitimo. Irgi manau labai, kad bus labai atkaklus, atkaklios rungtynės, nieks nenorės dalinti papildomų taškų. Irgi manau, kad Airiai laimės, bet laimės tik 6 taškais. Anglai pasims tą bonus tašką už mažesnį skirtumą. Tai tiek, manau, kad ir nebus papildomo bonus taško už 4 žeminimus. Bus tik tai iki 4 žeminimų rungtynių, bendrai gal net. Ir, kaip ir sakau, daug spardymo bus, kaip minėjai. Neaišku, ar pavyks ar nepavyks. Neturi Owen Farrell Anglai, tai pagrindinio spardyto ilgą laiko. Bet sakau, kad Airiai laimės 6 taškais ir bus bonus pointų. Tik Anglai gaus. Šiaip būtų labai įdomu, jeigu Airija laimėtų. Jeigu Anglija laimėtų, įneštų labai daug sumaišties tokios ir labai būtų įdomu, bet kaip ir tu minėjai, kad Airijoje yra pasikeitimų, bet ir pas Anglus yra pasikeitimų, kaip sakyt, dabar bus naujas kapitonas, tai kaip jam seksis suvaldyti visą komandą. Tai abu broliai kariai žais starte. Jo, tas irgi įdomu. Labai ilgai. Aš manau, kad Airija laimės 7 taškais. Tai visgi irgi atiduodi bonus tašką. Gerai, įdomu. Ką, verėpinam? Tai šią savaitę tiek. Apžvelgėm 6 nacijų turnyrą. Jūs komentaruose kviečiame spėti visas 6 komandas nuo 1 iki 6, kaip jos įsidėstys turnyro pabaigoje. Ir vienam laimingajam, kuris viską atspės, įteiksime kažkokį tai simbolinį prizą. Visas naujienas susijusias su regbiu 6 nacijom galite sekti mūsų socialiniuose tinkluose, tai RC Ąžuolas, Facebook'e, Instagram'e ir TikTok'e. Tai kviečiame jūs prisidėti vis daugiau prie mūsų augančios bendruomenės.